Sveiki. Šiandien pasidalinsiu apie baimes. Visi mes turime savyje įvairių baimių ir kaip aš perkūriau save naujai ir išėjau iš tų baimių. Tiesiog suvokdama, kad aš esu sąmonė žmoguje, tai ne tik fizinis kūnas, bet ir ta nematoma subtili energetinė erdvė, ir kad aš galiu sąmoningai save keisti, nes baimės tai irgi yra energija, vibracijos, kaip aš pati sąmoningai ar nesąmoningai sukuriu savyje, savo mintise pirmiausiai tą baimę, taip ir ją galiu lengvai pakeisti. Pavyzdžiui, baimė kalbėti, viešai kalbėti. Ir sakau savo, kad man nedrąsu, bet aš tai darau. Ir kai tai padarai, pamatai, kad nebuvo tos tokios didelės baimės, kiek aš savo viduje vis kažką tai kurdavau, kad tik tai to nedaryti. Arba aukščio baimė, irgi visko, skristi bijojau su lėktuvu, nes niekada nebuvau skridusi. O kai paėmiau vieną dieną ir savo pasakiau, kad aš noriu tai patirti, ir pamačiau, kad čia visiškai jokios baimės nėra, kiek mes savo mintise visko prisikūrėme. Ir tada lygiai tą pačią informaciją, jeigu aš kuriu baimės energijose save, tą informaciją pritraukiu iš išorės irgi, kuri mane gąsdins ten apie skrydžių kažkokius nelaimingus atsitikimus, dar kažką. Nes aš tą informaciją irgi pati pritraukiu, nes aš kuriu save su baimės energija. Pavyzdžiui, baimės vorams, kažkokiams gyvatėms, visokių šunims, baimių visokių pas mus yra. Ir kaip pamatai, vat naujai pradedi žiūrėti į tą baimę, kad aš galiu sąmoningai tai pakeisti, pamatai vorą ir nereaguoji tą savo seną reakciją. Oi, čia, voras, bijau čia, ir bėgu iš to kambario. O tiesiog paimi ir sakai savo naujai. Nu tai naujas mintis pradedi tą akimirką kurti. Ir sakai, štai, čiagi tokia pati, kaip sakyt, gyvybės dalelė, kaip yra žmogus. Visi mūsų vabzdžiai, gyvūnai irgi tokie patys šioj žemėje, šioj gamtoj visatos dalis, kaip ir žmogus. Tai vat ką sugalvoji naujo tą akimirką ir pradedi kurti naujas mintis ir pamatai, kad visiškai nėra tos baimės ir kad tu ją pakeiti čia ir dabar. Ir sąmoningai pati ir nereikia jokių pagalbų niekieno, nes viską kūrėme mes ir prisikūrėme. Ir tuo tada tikime daug metų, kad aš turiu vat tą baimę. O čia tiesiog mano kažkada susikurta, bet aš žinau, ar atsinešta. Galim mes tas ir atsinešam į šį gyvenimą tas baimių vibracijas tiesiog. Mūsų tėvai kūrė save baimėse ir pritraukė tokius pačius vaikus. Ir mes pasirinkam tokius tėvus, kurie kūrė tose baimės energijose. Mes per juos ateinam ir tėveliai kūrė save bijodami, nepasitikėdami ir mums tai atrodo, kad normalu yra bijoti, kurti save su baime, bet paskui tu augi savo viduje, aukštesnius tos savo sąmonės lygmenis pažįsti savo visumą, ne tik tą fizinę, kuri yra matoma ir joje irgi vyksta labai daug procesų, kiekvienas organas, kiekviena sistema, jinai tarpusavyje yra susijusi, bet mes dar ir turim vidinę nematomą struktūrą, sąmonės tą kanalą, kuriame kūrėme save savo mintise ir paskui tai išspinduliuojame į savo energetinį lauką, kuris yra aplink mus ir tai pritraukiame tas pačias energijas, vibracijas, su kuo kūrėm savyje, pritraukiam ir išorėje. Ir
palaikom, pavyzdžiui, kai žmonės kažko tai bijo ir čia juos per žiniasklaidą dar vis gąsdina, kad tik tai baimėje toje save kurtų, kad tik tai nebūtų laisvi savo viduje, drąsoje, kurtume visi, tai mes ir skleidžiam tas vibracijas, visi baimio energijas, skleidžiam, spinduliuojam iš savęs ir palaikom toj kolektyviniai sąmoniai, toj visatoj erdvėj, toj visumoj tas baimės energijos vibracijas. Jos viena su kita jungiasi ir daugėja. Ir kai mes save išlaisvinam iš tų baimės energijos ir kuri save su nedrasa, bet kuri eini ir veiki, jauti savyje, jauti savo tą vidinę galią, vidinę gebėjimą, kad aš galiu tai pati pakeisti, sąmoningai žinodama ir veikdama, ir tada pamatysi, kad tu jau naujai reaguoji ir vis drąsą tą savyje stiprini, o ta baimės vibracija tavyje išnyksta. Ir sėkmės visiems save perkūrime naujai. Mumise viskas labai vyksta paprastai. Tik tai mes kartais einame tuo keliu, kad nebūtų taip paprasta, nes galvojame, kad tai yra tas tikras kelias. O kai visi atrasime tą ir pažinsime visumą tą savyje, tą ne tik fizinę, bet ir subtilę energetinę erdvę mumise ir aplink mus, tą visą visumą, kurioje esame, kuriame kiekvienas ir paskui susijungiame visi tą šaltinį vieną, iš kurio atėjome. Ir bus visiems labai lengva, aišku ir paprasta. Ir jeigu kam įdomu, tai kviečiu į projektą, kurį pradėsiu vesti nuo balandžio 22 dienos, kaip pažinti savyje visumą, tuos laiptelius savo, praeiti, patirti juos ir pajausti save, pajausti tas energijas, visumą savyje aplink mus, kuri yra čia kiekvieno, yra mumise tos dalelės, kurias tik tai turime pažinti, ne tik fizinį kūną, bet ir subtilę neregimąją erdvę. Ir kurti toje visumoje yra labai paprasta ir lengva, tik tai turim apsispręsti ir norėti tai savyje pažinti. Ir kam įdomu, kviečiu prisijungti į šį projektą Visumos savyje sąmoningas pažinimas.